Ačiū labai. Aš norėčiau paklausti gerbiamo premjero ir šiek tiek replikuoti tą žodį populistinė. Aš manau, jūsų vyriausybė populistinė vadina ne dėl to, kad jūs atstovaujate tautos interesus, o dėl to, kad jūs tai tautai melavote rinkimų kampanijos metu. Ir dėl to, kad mes labai bijome, kad tai, ką jūs sakote, tiesiog netitiks realių darbų. Jūs sakote, kipsime į realius darbus. Ir aš dabar noriu jūsų paklausti. Situacija Sakartvele, kur laisvė ir demokratija miršta tiesiog šiuo metu, kur Sakartvelo prezidentai liko keletą dienų. Prezidentas argumentavo savo nevažiavimą to, kad jis buvo užsiėmęs šios vyriausybės formavimu. Jinai suformuota. Tai jūsų nuomonė, prezidentas turėtų važiuoti į Sakartvelą dabar, o jeigu ne, jeigu jis dar toliau bus kažkuo užsiėmęs, ar jūs negalėtumėt nuvažiuoti pas prezidentę, kol jinai dar vykdo savo funkcijas ir atsistoti šalia jos ir Kartvelų tautos taip kaip šiandien Rasa Juknevičienė su 4 grupėm - socialdemokratais, liberalais, žaliaisiais - bus su Kartvelų tauta. Darbais, o ne žodžiais gindama laisvę ir demokratiją. Gerbiamas kolega, man susidaro įspūdis, kad jums vėl grįžta poreikis aiškinti šalies vadovui, kur ir kaip jis turi važiuoti ir ką daryti. Prieš keletą metų mes jau girdėjome šitą tam tikrą tarp institucinį vaidą, kuris baigėsi tikrai nelabai gražiai. Todėl tikrai aš susilaikysiu nuo nurodymo rekomendacijų šalies prezidentui, kur jisai turi važiuoti ir su kuo susitikti. Galiu pasakyti, jog vyriausybės nariai, rimta komanda važiuos į Ukrainą. Ten taip pat mes turime labai rimtų klausimų, kuriems reikalingi rimti sprendimai, reikia parodyti bendrystę, solidarumą ir draugystę. Todėl kalbėti apie kitų institucijų vadovus, matyt, galime kitam kontekste, bet šiandien aš tikrai nesiryšiu ir nenorėčiau, kad tai darytume mes kartu, nurodinėdami prezidentui, kur ir kaip jis turėtų tokius dalykus daryti. Ačiū. Ačiū. Žodis klausimų paklausti. Gerbiamas kolega Žygimantas Pavilionis čia bandė jumis premjerę ir prezidentą apauklėti. Tradiciškai jie bando kažką vis auklėti, bet nelabai jiems sekasi. Gerbiamas premjerė, mano toks klausimas. Po aiškėjusio skandalo, kada konservatorių partija dirbo su rusų Kremliaus agentais, su GRU dirba, tai viena įtakingiausių organizacijų ir jie visus kaltina, kad tai yra prorusiškos partijos. Ar, gerbiamas premjerė, nebūtų laikas priimti agentų įstatymą ir konservatorių partijos narius visus patikrinti, ar jie iš tikrųjų visi yra lojalūs Lietuvai, ar iš tikrųjų jų partijos nariai dirba Kremliui? Tai agentų įstatymas, manau, mūsų kadencijai būtų idealus. Gerbiamas kolega, ačiū už klausimą, bet aš jau ir prisistatydamas esu išsakęs vieną principą, kad dėl vienokios ar kitokios vienos asmens klaidos nebūtų tapatinami tie dalykai su visa politinė organizacija. Žinau, kad mes tų principų laikomės, ir tikiuosi, jog tų principų laikysis visos parlamentinės partijos savo politinėse diskusijose ir batalijose. Nes šiandien kažkodėl tai mes girdime, kad viena partija yra kalta ir, kaip sakyti, nusižengusi dėl partijos lyderio galbūt kažkokių pasisakymų, tuo tarpu, kai panašius epitetus ar pasiūlymus girdim kitų partijų atžvilgių, sako, ne, mes jau su šituo nieko bendro neturim. Tai jeigu jau taikom bendrą principą, tai taikykim jį universaliai ir visiems. Ir aš tikrai tikiuosi, jog ir mūsų šiokios tokios biudžeto korekcijos tikrai pagelbės ir mūsų saugumo departamento ir kitų specialiųjų tarnybų darbą, kad tokių asmenų, kurie galimai veikia politinėse partijose, kitų valstybių ar jų spectarnybų naudai, tikrai nebus. Arba jų veikla bus užkardyta greitai ir efektyviai. Ačiū.